Pirmas pavasario mėnuo sparčiai eina į pabaigą. Ir mes baigsime slidinėti, tačiau pradėsime lakstyti. Sveiki, čia Reidas. Taigi Reidas ir kovo 11-ąją yra Reidas. Reidas apie tą patį. Nevairo girtas, nedaryk avarijų, klausyk vyresniųjų. Ta penktadienio rytą kelių policijos pajėgos išsirikiavo abiejose Šilutės plento pusėse. Kadangi nuo miesto atvažiavę vairuotojai buvo itin tvarkingi, tai kraustykimės į kitą plento pusę. Apvažiuojant Šilutės ir Baltijos prospektų žiedinę sankryžą iš karto patekome į Gaudynių katilą. Tiesa, anokas čia Gaudynės. Bet kai pamačius policijos kordoną staiga sustoja mašina, ji būtinai bus patikrinta. Žinot, kai vyksta reidas ir tolumoj sustoja mašina, dažniausiai kažkas negero būna. Tai mačiau, o man kaip tik įsijungia ant žiedo tas ženkliukas. Katalizatorius, pažiūrim. Bet žinokit, jeigu ką policija, bendrai policija viską gali. Ne, aš vyrui skambinu, klausiu, ar galiu toliau važiuoti. Ką sakė, kad gali? Neprisiskambino, va girdžiu. A gali važiuoti. O katalizatorius lemputė užsidegė. Policija viską gali, jums patars. Svarbiausia, jeigu nedega raudonos spalvos lemputė, o geltona galite važiuoti. Geltona lemputė tai ne raudona. Kai raudona užsižiebė, reikia mikliai sustoti, o geltona nepavojinga, važiuoti galima. Tądien policija ne tik į munštuką siūlė pūsti, tądien policija buvo gera, dalino lipdukus, tokius nepiktus. O kodėl širdutė, o ne butelys? Todėl, kad su meile. Ai, su meile. Taigi vairuoju blaivus, nes myliu jūs. Tačiau baikime tuos poezijos pavasario renginius, eikime į gatvę. O čia sava poezija. Mergaitė, kur jūsų dokumentai? Keičiausi vairuotojo pažymėjimą, tai jūs vis dar. Tiesa ta, kad policininkai nepikti, jeigu palikai namuose vairuotojo pažymėjimą ar draudimo polisą, ne bėda, policijos kompiuteryje viskas parašyta. Jeigu turi, bėdos neturėsi. Gera nuotaika neapleido ir kalbant su keleivinio autobuso vairuotoju. Autobuso keleiviai be diržų ar su diržais? Ar keleiviai diržus prisisegė? Prisisegė, visi. Supratau. Ar štai žmogus visais įmanomais būdais užsimanė pakliūti į laidą Reidas? Ką padarėt, kad į Reidą norit pakliūti? Nieko nepadarė. O su Meiluže važiuojat? Ne. Supratau. Su Meiluže, jeigu važiuotumėt, tikrai nepakliūtumėt. Viso gero. Viso. Sustabdyto automobilių kolonoje tą kovo 11-ąją buvo ir tokių, kurie 15 metų negeria. Negeriu 15 metų, vaikai. O kas atsitiko? Mečiau, durnių nenori būti. Ne, rūkyt galima mes, o gerti reikia truputį išgerti kartais. Niekados gyvenime. Supratau, geros dienos tada. Kelių policijos pajėgoms persikraušius į Liepų gatvę čia nubausta viena vairuotoja, kuri jau 4 metus važinėja su pasibaigusiu vairuotojo pažymėjimo galiojimu, o tauralaukėje toliau tęsiasi šventiniai lipdukų klijavimai ir čia scenoje pasirodė pirmieji neblaivus laidos klientai – dviratininkai. Labas rytas, nešalta važiuoti? Nešalta, skirsnis. 151. Tai pas mane gyvenime taip ir. A tiek visą laiką pučiat? Ne, galiu ir daugiau pūsti. Bet 9 ryto beveik vidutinis girtumo laipsnis. Važiuojam su dviratuku tas. O esat baustas už tai ar ne? Kaip? Už tai esat baustas? Aš gyvenime policininku. Su dviračiu. Gyvenime policijų. Galima paimti. Pas manęs dokumentas. Kiek čia? 064. O tai to. O tai to. Pasirašyti knygą. Tos šventės ir gera nuotaika kovo 11-osios proga jų galėjo tęstis, jeigu ne vienas toks incidentas. Simboliška ir tai, kad girta moteris, jauna žindanti mama, po avarijos pripūs 3,11 promilės alkoholio. 3 mėnesio, 11 dieną. Taigi krausomės į kitą siužetą. Penktadienį kovo 11-ąją apie 3 valandą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad kelyje Mazūriškiai Radiliai grioviais važinėja ir kelio ženklus varto automobilis Mercedes-Benz. Įvykio vietą atvykę kelių policijos pareigūnai rado virš griovio pakibusį automobilį Mercedes-Benz. Prie vairo sėdėjo išbalusi moteris ir nieko negalėjo rišliai papasakoti, ką jie čia veikianti. Policijos pareigūnai padėjo moteriškiai išlipti iš automobilio. 28 metų Karina po sėkmingos išlipimo iš mašinos operacijos šiek tiek prakuto ir papasakojo, kad jie gyvena netoliese, va čia, už kampo. Kitas posūkis į dešinę ir į namį. Prieš išvežant moteriškę į ligoninę jai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,11 promilės alkoholio. Įvykio vietoje paaiškėjo, kad moteris išvažiuota į priešingą eismo pusę. Už Turšelių sankryžos važiuojant Radilių link, automobilis nuvažiavo nuo kelio, nuvertė kelis kelio ženklus, peršoko įvažiavimą į privataus namo kiemą ir sustojo už 150 metrų pasikabinusi virš griovio. Tyrant įvykį paaiškėjo, kad moteris ką tik pagimdė kūdikį, vyras neva jūroje, o vaikas paliktas namie uošviams.
Tądien vairuotoja buvo palikta gydytis ligoninėje. Išblaivėjusi moteriškė atvyko į policiją, kuriai buvo surašytas protokolas. Jaunoji mama teigė, nieko neatsimenanti, kodėl važiavo ir kur važiavo. Atsibudo tik mašinai, pakibus virš griovio. Beje, moteriškė prieš 3 metus 2013 metais jau buvo bausta už tai, kad vairavo girta. Žodžiu, tokių istorijų veteranė. Taigi girtų nemažėja, tai mes vėl apie tą patį, apie policijos reidus. Sekmadienio rytą Klaipėdos kelių policijos pareigūnai vėl surengė tradicinį reidą. Šilutės plente šio automobilio Mazda vairuotojai nustatytas lengvas girtumo laipsnis. 1,20 promilės alkoholio. Alytiškis teigia, kad užsibuvo pirtelėje, o rytą reikėjo skubiai išvykti į užsienį. Beje, keleivė buvo blaivi ir vairuotojo pažymėjimą turėjo. Čia sutikome ir šmaikščių vairuotojų, kurie ne pirmą kartą mus teigia, kad kol neišgeria, tol nevažiuoja. Kaip sekasi? Nu gerai, jie pakmėl padarai gerai. A, gerai viskas. Gerai. A, jūs irgi kartu pakmėlą darot, ne? Po ką, a vienas darys. Aš nepažįstu, nežinau. Nepažįstat šito žmogaus? A vienas darys pakmėl. Supratau. Minios ir Neandrių gatvių sankryžoje už vasarinės padangas anuliuota automobilio Mitsubishi Charisma techninė apžiūra. Nu tai kiek čia liko iki sezono, vis tiek nebus žiemos. Ogi šiandien žiema buvo, žiūrėkit, pas jūs sniegas, va. Va, sniegas. Jūs sakot, kad nebuvo. Dar balandžio mėnesį su tokiom padangom. Mes su policininkais šiandien. Kodėl policininkas esame? Apie ką kalba? Apie tai, kad kovas dar gali būti slidus, nes Lietuvoje ir balandžio mėnesį pasitaiko plikledžių. Na, o šitų tai mes netikrinsime, nes tikėtina, kad jeigu tanketės bokštelėje yra patranka, tai ir gesintuvas čia bus veikiantis ir vaisinėlė yra su galiojančia garantija. Nu, tu kulkosvaidį galėtum nusukt. Šioje vietoje taip pat buvo sulaikytas 21 metų automobilio Ford K vairuotojas, kuris vairavo neturėdamas vairuotojo pažymėjimo. Labą dieną. Kiek metų jums? 21. 21. O vairuotojo pažymėjimo niekada neturėjot? Turėjau. Turėjot? Turėjau. O kur padėjot? Atėmiau. Už ką? Už tai, kad neišlaikiau kursų, kurių nežinojau, kad reikia rakėti. Man nepasakė. Pala, paaiškink trupučiuką. Ne, nu reikėjo išklausyti kursus. Taip. Buvo nusižengimas. Taip. Ir klausiau, regitroj buvau policijos keliu. Klausiau, sakau, reikės atlaikyti? Sako, reikės. Bet reikės tik tada, kai keisiu teisės. Taip. Aš taip ir galvoju, aš būčiau jas klausęs, bet jau keis teisės prieš man buvo čia neseniai. Aha. Ir metai laiko nuo nusižengimo turėjau atlikti. Taip, tu turėjai kursus. Turėjau. Pabaigti. Sakė, kad turėjau, kai keisiu teisės. Supratau. O tai nuo ko prasidėjo nuopolis dabar tavo? Nuo kokio nusižengimo prasidėjo? Viršimas. Greičio viršimas. Nelankei kursų? Aš nežinau, aš būčiau nuėjęs, aišku. Būtum nuėjęs. A, supratau. Kažkur kažko nepaklausai žodžių. O dabar bauda kiek mūsų laukia? Vairavimas be kai teisė atimta. Ar net neišsilaikęs? Išsilaikęs? Jisai išsilaikęs, jisai nelankė kursų. Jaunuolio laukia nemenka bauda, o kitiems jaunuoliams reidas primena, kad yra nusižengimų, už kurios vėl privalome lankyti kursus. Jeigu ne, tai bus blogai. Bauda ir vis tiek kursus lankyti reikės. Nu, o mes patauškę pirmoje laidos dalyje kraustykimės į rubriką Filmuoja reido reporterį. Reporterė Lina kovoja su eismo taisyklių pažeidimais iš savo kontoros. Ji mums rašo: jau anksčiau esu siuntusi vieną kitą vaizdelį iš Gerosios Vilties žiedo Vilniuje. Šįkart atsiunčiau kelis. Gerosios Vilties žiede reikėtų kasdien pastatyti porą policininkų, rašo Lina, ir bausti per gatvę bėgančius pažeidėjus, nes jie čia taip elgiasi kasdien. Vairuotojai turi žiūrėti ne tik į žiedų atlekiančius automobilius, bet ir stebėti kelią, kada išbėgs arba išliauš koks žmogus. Ir eina jie važiuojamąją kelio dalimi, kaip kam šauna į galvą, kas kairiau, kas dešiniau, kas tiesiai, kas šliaužia, kas bėga. Citatos pabaiga. Štai toks tas Gerosios Vilties žiedas Vilniui. Vilnius, žaliasis tiltas. Mums rašo kitas laidos reporteris. Aš suprantu viešojo transporto vairuotojus. Aš suprantu, kad jų niekas nenori įleisti, išleisti ir dar jų juosta važinėja. Aš suprantu, kad jie pavargę, pikti ir nelaimingi. Tačiau grįžkime į Klaipėdą. Mes čia irgi turime reikalų. Baltijos prospekto ir Šilutės plento žiedinėje sankryžoje net 2 pažeidėjai pavaro iš abiejų pusių. Vienas važiuoja į žiedą iš juostos, iš kurios galima sukti tik į dešinę, kitas nardo per juostas ne tose vietose, kur tai yra leidžiama daryti. Trakų rajonas, Antakalnis, gyvenvietė, kalnuota vietovė, siauras kelias, ištisinė linija, bet šis chamas galvoja, kad jo niekas nemato. Na, vieną kartą nemato, kitą kartą pamatys. Medis. Aha.
Ir jeigu tęsiant temas apie medžius, tai mes nesakome, kad čia išvežamas naujametinės eglutės. Čia turbūt kažkurioje Alytaus vietoje, tvarkant aplinką, tos eglės išrautos, bet transportininkai turėtų tvarkingai ir saugiai jas krauti, pakrauti, kad neiškristų medis, kad netektų važiuojančiam paskui, stabdyti, keisti važiavimo kryptį ir atsidurti priešingoje eismo pusėje. Grįžkime į Klaipėdą. Mielieji, A juosta ir yra A juosta. Jis skirta autobusams, na gerai, ne tik autobusams ir keleiviniam transportui taip pat. Todėl mums lengviesiams čia nėra ką veikti. Čia ne mūsų juostos, tegu važiuoja autobusai. Tas pats Taikos prospektas, tik važiuojame į kitą pusę ir ta A juosta turi tas pačias galias. Pone BMW X vairuotojai, jūsų čia neturėjo būti. Klaipėda, Minijos gatvė. Na kas čia dabar per naujieną? Kas čia per paslauga tokia? Pasivyti ir įsėsti į važiuojantį taksi automobilį? Kažin, o išlipti kas nors bandė iš važiuojančio taksi, ką? O čia prisiminimai apie žiemą iš Šiaulių rajono ir priminimas, kad vienas kelyje niekada nebūsi, ypač prieš posūkį. Ir šis priminimas buvo labai tema, nes keista 2016 metų žiema kovo mėnesį pasirodo nesibaigė. Dabar jūsų dėmesio reklama ir anonsai, na, po to laidoje matysite. Kelių policija auklėjo pėsčiosius ir vairuotojus prie perėjų. Tačiau kiti vairuotojai į tokias pamokas pažiūrėjo pro pirštus. Kas būna, kai nesižvalgai į šonus, Klaipėda dviračių miestas, tačiau reikia važinėtis dviračių takais ir filmuoja reido reporteriai. Tai buvo visa Baltikum televizijos reklama ir mūsų anonsai, nuo mes tęsime laidą. Antroji reido dalis. Pirmadienį net 4 Klaipėdos kelių policijos ekipažai ėmėsi tvarkos pėsčiųjų sąmonėje ir vairuotojų veiksmuose, kurie nepraleidžia tų pėsčiųjų. 3 iš 4 policijos ekipažų dirbo su nežymėtais automobiliais. Reido esmė priminti kai kuriems pėstiesiems, kad kai kur yra panaikintos pėsčiųjų perėjos, kad ten, kur jos nepanaikintos, ten žmonės reikia praleisti. O kol nuvažiuosime nuo vienos perėjos iki kitos, prisiminkime, kad A raidė pažymėta eismo juosta skirta keleiviniam transportui. Nėra ko čia mums landžioti autobusams ar maršrutiniams taksi prieš nosį. Bet ko čia mes susirinkome? Mes šiandien sprendžiame vairuotojų ir pėsčiųjų problemas. Štai pirmasis pažeidėjas prie senojo turgaus. Nesustojo antroje eismo juostoje prieš pėsčiųjų perėją, kai pirmoje jau buvo sustojęs automobilis. Vejamės. Labą dieną. Žinot, kodėl sustabdė? Kodėl? Nežinot? Ne. Jūs pėsčiojo nepraleidot? Kur? Prie senojo žiedo. Reno pilkas pirmoje juostoje sustoja, o jūs antrą juostą nesustojęs pro... Žinau, mačiau. Ir dar staptelėjai dar, bet vis tiek nuvažiavai. Bet jau bijojau, kad nespės sustoti ir dar. Bet pėsčiųjų perėja. Prieš pėsčiųjų perėją reikėtų sulėtinti greitį, kad esant būtinybė galėtumėt sustoti. Pažeidėjui Robertui policijos automobilyje dar kartą buvo perskaitytos kelių eismo taisyklės ir laukianti bausmė. Supratau. Praleisi kitą kartą, bobutė. Praleisiu. Robertas sakė pasitaisys ir ne 28 eurų bauda jį pataisys, o jis pats pasitaisys. Tuo metu pasala buvo surinkta Šilutės plente prie vienos šviesoforo reguliuojamos perėjos. Pažeidėjo ilgai laukti nereikėjo. Geltonas mirksi, stok, sustok, nebevažiuok žmogau, vejamės. Jūs nepatikėsite, bet bėglys važiuoja dar ir saugos diržu neprisisegęs. Na, viskas jau, gana, stabdom. Arkadijus nubaustas 28 eurų bauda. Žmogus vairuojantis nuo 1991 metų nė karto nebuvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. O čia ir draudžiamas šviesoforo signalas ir dar be diržo važiuoti. Taikos prospektas. Dešinėje kelio pusėje mama ruošiasi stumti vežimėlį per gatvę. Mielieji, mes turime sustoti ir praleisti mamą. Turime. Tai mes taip ir sustojame. O ką daro sunkvežimis antroje eismo juostoje? Jis nė neketina stoti. Vejamės ir kalbame. Puikiai mačiau, toli buvo dar, aš žausai žiūrėjau. Mes buvom sustoję, moteris su vaiku, su vežimėliu. Galvojau, didelis tikrai sustos jau labiau. Vaiko nemačiau vežimėlio, jo. O, matot? Bet pripažįstat, kad, Jo, pripažįstat. Visiškai. Vakas baisiausia, kad vairuotojas net nematė, kad moteris stumia vežimėlį. O juk ten vaikas, o ne pirkiniai. Žodžiu, akcija paprasta. Mums priminta, kad turime gerbti vieni kitus keliuose, gatvėse ir kiemuose. Žiūrėkime, kuo važiuojame ir kur važiuojame. Ir jeigu tęsiant pėsčiųjų ir automobilių temą, tai pirmadienio popietę gerokai nulijus Statybininkų prospekte automobilio Audi vairuotojas sustojo prieš pėsčiųjų perėją, kad praleistų per perėją einantį vaiką su kuprine.
Tačiau geri Audi vairuotojo užmojai buvo nesuprasti BMW vairuotojų, kuris atsitrenkė į Audi galą. Aišku, prie pėsčiųjų perėjos susiot kažką praleista, ne? Vaikas? Penktokas gal. Aha. Aišku. Ir gavote galą. Ir šiandien kaip tik vyko mieste akcija praleist pėsčiosius. Praleidot. Bet tai atsitrenkta nuoširdžiai, be stabdymo pastangų visai, vaikas nuėjo laimingai namo. Mašinose sužeistų asmenų neatsirado, su aplinkybėmis sutikta be išlygų, tad laikas skirstyti. Antradienį apie 8:30 ryto Klaipėdoje bevardėje gatvelėje prie arenos susidūrė Honda Accord ir metusi numo Kia Sportažas. Avarija vyko, kai Kia vairuotoja bandė skersai kirsti bevardę gatvę iš šalutinio kelio. O dabar sakykit, šita važiavo pagrindiniu keliu, va šita. Šita pagrindinė. O ta atvažiavo va iš ten. Taip, ir yra, nepamatysi. Nu, kaip ir viskas aišku. Honda vairuotoja išvežta į ligoninę, automobiliai iššaudė oro pagalvės smūgio būta, netikėto smūgio. Moteriškė per avariją sumušta ranka, ji paleista gydytis namo. Tądien antradienį įskaitinės avarijos, kuriuose būtų sužeidžiami žmonės, Klaipėdoje nesibaigė. Medelino gatvėje iš namo kiemo išvažiuodama Mini Cooperio vairuotoja žiūrėjo į kairę, ar kas neatvažiuoja gatve, o atvažiavo iš dešinės. Ir visai ne gatve, ir visai ne mašina. A jūs tikėjotės, kad atvažiuos kažkas kaip viesulas? Aš žiūrėjau kairę, kad mašinas, aš vos važiavau. Nu patikėkit, vos važiavau. Tikiu. Kokia gal 10 km per valandą. Tikiu. Jisai man kaip ant galvos. Ir aš dar kalta ir aš dar buvau nemokėjusi. Jisai lėkė nuo kalno. Nu, aš čia vat kalnas yra, va čia vat kalnas. Viskas, rašau, paskutiniu momentu, nu ką galėjau stabdžiauti. Nu, kaip čia stabdžiau, nėra nebėgai. Čia nėra kur stabdyti. Teisingai, jūs viską teisingai padarėt, jūs žiūrėt, nes iš tos pusės čia mašinos atvažiuoja, o iš tos mašinų nėra. Bet va, nu, pažiūrėsim ženklus iš tikrųjų. Jeigu ten yra... Nėra čia ženklų, aš gyvėtinė. Mano namas, aš kiekvieną dieną vaiks. Bet va ten, jeigu bus ženklas dviračių takas, bus... Nėra čia ženklų. Nėra. Nebus ženklų? Nėra. Nei iš vienos, nei iš kitos pusės nėra. Dviratininkas medikams netiko, jis ir pats nemanė, kad per avariją yra nukentėjęs, o protokolai surašyti 2. Cooperio vairuotojai už tai, kad išvažiuodama iš kiemo neįsitikino eismo saugumu, o dviratininkų už tai, kad važiavo pėsčiųjų taku. Jo čia neturėjo būti. Bijūnų gatvėje studentas bandė išvažiuoti iš aikštelės į gatvę ir užkliuvo už Chryslerio. Šio vairuotojo pakeitė važiavimo kryptį ir vos neatsimušė į medį. Nesimatė per tą? Nesimatė? O čia dažnai taip, čia dažnai gi būna? Taip stovi. Nu visą laiką taip stovi. Ir nesimatė. Nu čia visas smūgis, kitą kartą net ir čia pasistovi. Supratau. Į ligoninę apžiūrai buvo išvežta Chryslerio vairuotoja, kuri yra jau kurį laiką ne viena, nes čia. O jaunajam kolegai norime pasakyti, kad nesvarbu, kaip pastatytos mašinos, per kurias nesimato kelio. Į kelią turime išvažiuoti tik įsitikinę, kad tai bus saugu. Taip? Vilnius, Laisvės prospektas, Karoliniškis ir pėsčioji keliauja pas Šventą Petrą, net nesižvalgydama į šonus, nors virš šios galvos pėsčiųjų viadukas ko gero. O čia jau mūsų pėstieji prie naujojo turgaus, bėga degant raudonam šviesoforo signalui. Tačiau kitą kartą pėstieji būna ir geri. Jie nemauna per gatvę kaip akis išdegę, nežino, kad jau kur, bet šioje Šilutės plento perėjoje tai tikrai ne visi jas praleis. Arba kita vietelė Minijos gatvėje, pirmoje eismo juostoje toliausiai sustojo žmogus, kad antrąją važiuojantis pamatytų ir įvertintų perėją bandančius įveikti žmonės, bet tas to nepadarė. Reikjaviko gatvė. Na, senutei norisi pasakyti, kad mes suprantame, kad gyvenimas sunkus ir nėra ko į šalį žvalgytis. Tačiau vieną kartą vairuotojas bus supratingas, kitą kartą nelabai. Kitą kartą jis gali užsikalbėti su keileive ar apsilaistyti kava, žodžiu dėmesį nukreipti bet kur, tik ne jūs Reikjaviko gatvėje. O čia Kaunas, gimtas reido miestas, ir kas galėtų paaiškinti šito chuligano elgesį, ką? Gaidelis, ne kitaip, vos nesukelia avarijos ir po to nusuka velniop į dešinę. Vilniuje šios laidos dalyje dar nesilankėme. Pelesos ir Dzukų gatvių sankryža. Va čia tai vadybininko vairavimas prieš eismą, bet užsakymas bus įvykdytas laiku. Už tai vadybininkams ir moka geras algas, kurias jie po to išleidžia baudoms, jeigu pakliūna aišku. BMW ir Kretingos rajone Salantose yra BMW, kai galvodamas, kad yra vienas kelyje, išsuka pilietis iš ligoninės gatvės. O čia Klaipėda.
Minios ir Bijūnų gatvių sankryža. Ir kaip jūs manote, jeigu mums dega žalia šviesoforo signalas, koks gali šviesoforo signalas degti šiam BMW driveriui, ką? Ir kur anas žiūri, tai taip pat neaišku. Mirties kelias Marijampolė Kaunas ir netrukus jūsų ekranuose pasirodys balta prabanga, kuri ne tik kerta ištisinę liniją, bet ko gero ir saugumo saleles apvažiuoja per kitą pusę, nes kitaip čia pagal fiziką jo neturėjo būti, nebūtų spėjęs. Tačiau turime ir mes savo žemaičių karo kelią Klaipėda-Kretinga ir Renault pasirodymą, kuris pretenduotų į savaitės pavairavimą, nes lenkia per ištisinę liniją, tačiau priekyje pamato ryškų autobusą. Gerai, kad ryškių spalvų, tai pamato rūke ir metas į dešinę. Galvojate, čia viskas? 13 kilometre tai ne vienas žemaičio monas buvo. Jis tokį pat veiksmą padaro ir kiek tolėliau. Lenkia per ištisinę liniją ir grįžta prieš kito nosį į savo eismo juostą. Komisaras Richardas užsirašė ano valstybinis numerį. Taip? Dabar baikeriai Artūrai, jeigu grįžai iš Romos, pažiūrėk, čia Panevėžio baikeris. Pagal emblemą ant striukės pažinsi iš kokio jis klubo ir kai jis atvažiuos į Klaipėdą, perspėk, kad taip nedarytų, ypač Klaipėdos centre. Nenardytų ir šaligatvis nevažinėtų, nes vėl netiksime teisės važiuoti per senamiestį. Mes, taip? Viliuosi, kad buvome nenubodus ir įdomus, o mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Baltikum televizija, kaip visada, rodys reidą. Čia buvo Gintaras Vaičekauskas ir Audrius Traupas. Būkite aplankyti. Sudie.